Šiame semestre atlikome, ko gero, pačią ilgiausią praktiką per visus studijų metus. Tai yra baigiamoji praktika, kai pereiname kuri trunka 2 mėnesius. Pirmąjį mėnesį einame per visus tyrimus, kuriuos jau mokame. Tai būtent Dainavos poliklinikoje atlikau rentgeno, kompiuterinio tomografo, dentalinių tyrimų, kai šviečiame žandikaulį žmogaus. O dabar atliksiu praktiką Kauno klinikose, kur rinksiu duomenis savo baigiamajam darbui. Ir būtent dirbsiu rentgeno skyriui. Aš sakyčiau, kad tai yra toksai labai konkretus darbas. Tu atėjai, padarėjai, matai rezultatą. Ir iš karto matai savo klaidas, aišku, taip pat. Galvoji, kaip ką daryti, kad to nebūtų, kaip taisyti jas. Bet tai yra labai taip konkretu. Atėjai, žinai, ko tau reikia, yra, sakykime, protokolai kažkokie, tu atėjai ir dirbi. Pradžioje reikia norėti atlikti praktiką, gero. Nes kiti žmonės ateina praktiką tam atlikti, kad paskui gautų tik diplomą. Kad atlikti gerai praktiką, tai ko gero priklauso labai daug nuo mentoriaus, kuris tave kuruoja. Žmogus, kuris su tavim dirba, jisai perduoda tau savo žinias, savo savybės ir, kaip žinom, su kuo bendrausi, toks ir pats tapsi galiausiai. Apsispręsti, koncentracijos į darbą ir ko gero praleisi laiko darbo vietoje, nes jeigu nemėgsti darbo, tai jisai ir nėra malonus.